Kol aštreliai žuvis Smoriginas moko merginas drovaus žvilgsnio, kuklaus prisilietimo prie partnerių, kol jis šokdina poras pagal savo dūdelę, Lietuvos karo akademijos kariūnus tokiam šokiui morališkai ruošia jų choreografas Vaidotas Januškevičius. Labai buvo įsigandę. Bet kai maždaug pašnekėjom, kad žiūrėsim Jurijus praves pamoką, jie įpratę. Jie prie visokių išbandymų. Ir krūvis jiems, ir fizinis, ir šoka jie, ir dainuoja, ir choras yra pas mus. Neskubė, oi kaip viskas, jau galite eit kartu, jau ženijam. Nu kur tu tai bėgi greitai? Jis dar nepadavė rankos, tai jau dedanai su... Ne generolas jisai dar. O, kiek daug manieros. Ojojoj, kas čia dabar vyksta? Ranką ant petuko ir... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. O, kaip gražiai. Aš galvoju, kad buvo labai gerai ir kad labai buvo gerai, kad tai atėjo tikri vyrai. Tai yra paprasčiausiai tikrai sunkaus amato jaunuoliai, kurie bus, aš manau, kad tikrai bus įdomų žmonės gyvenime. Jurijus nekartą per pamoką akcentuoja gražuolėms, kad jos atkreiptų dėmesį į vyriškumus spinduliuojančius kariūnus, būsimus karininkus, generolus ir panašiai. Merginos ir be raginimų įsišiepusios sukasi valso žingsneliu. Kaip vėliau prisipažins, joms šokti su partneriais lengviau, nes šie patyrę, puikiai moka vesti parketu, o ir paradinė uniforma juos puošia. Malonus, mandagus, niekada nepagriebs už nereikalingos vietos, kur galbūt kiti vaikinai šokdami stengiasi ten ranką žemyn raukštyn, o jie labai kultūringi, labai mandagiai, visada sakau, išties ranką, visada padės, pasakys, man jau išnipždėjo, ten dėkoja, tą daryk, dabar apsisukam ir taip toliau. Aš tai džiugiuosi, mano vaikinas, kuris mane mokė šokti, iš tikrųjų išmokė, kaip sakyti, nes valsą tai negalėčiau pasakyti, kad gerai moku šokti. Nemoku puikiai šokti. Žinoma, atsidūrę gražuolių būryje, laimingiausiai atrodė kariūnai. Akademijoje mažai merginų yra, tai nesutiksi tiek daug, tai atvykus iš karto, tai taip nejauku šiek tiek, iškart nedrąsu yra. Rankos drebėjo ir kojytės drebėjo. Uždeda ranką ant lemens ir jaučiu, kaip jinai virpa. Jausmas, kaip patekus į rojų. Tik tai blogiausia, kad žinai, kad neamžinai. Į damų vaidmenis pabandžiusios įsijausti gražuolės pastebi, kad ir maestro šiandien švelnesnis neįprastai. 1, 2, 3, 4. A jeigu būtų 8000 litų, išmoktų mane? Iš karto, toj pat. Šį kartą tai labai nustebau, kad jisai elgėsi tikrai mandagiai, net galėčiau pasakyti jo pastangos tos ir replikos, galbūt švelnesnės, galbūt. Rankos mergaitės, ne virvėm, nu ką čia dabar tam eina virvėm, nu. Nebe Buratino pusėserės buvo jau artimesnės prie sesės. Jurijau, mes taip džiaugiamės, kad jūs lankėte mus šiame projekte, savo šokiu apglėbėte merginas ir tiesėte jas link šviesaus kelio į Karūną. Mergaitės, labai ačiū už tikrai gerą ir malonų bendradarbiavimą. Labai norėčiau, kad tokių kaip aš, jeigu jau jums pasirodė, kad labai aš buvau blogas, jūsų gyvenime būtų daug ir daug ir daug. Tada tikrai gyvenime labai daug pamatysite ir pasieksite. Laimingai jums, mergaitės. Kitą dar, kai gyvenimas suteiks tokią progą, tokiam žaidime padalyvauti, kad reikia griebti viską, kiek tai galima, nes kartais tokia televizinė šou mokykla duoda visam gyvenimui tokį gerą tokį kirstuką, kuris labai gerai nustato visas gaireles, kaip gyvenime reikia elgtis. Akademijos kariūnų choreografas, intensyviai stebėjęs poras ir padėjęs Jurijų mokyti merginas, gražuolių atžvilgių nebuvo toks griežtas. Vaidotas pastebėjo, kad projekto dalyvės neblogai pramoko valso žingsnelių. Žinoma, šokėjomis jų dar nepavadintų, bet tokie komplimentai merginoms lyg meškutėms medos. Jeigu meška cirke šoka, jeigu zuikučiai ten daro kažkokius stebuklus, tai merginos, gyvos būtybės padarytų, jeigu reikėtų. Aplodismentais galėtume padėkoti gerbiamam Vaidotui, ačiū Jums labai. Ir dabar atsibučiuokit su savo kariūnais, tarsi jie išeitų gal netgi paskutinį žygį. Girl,
Ketvirtadienį į Radio centrą skubėjo net 4 gražuolės – Asta, Eglė, Kristina ir Vaida. Merginos bijojo netikėtų Vytenio Sinkevičiaus klausimų laidoje Atsibusk su Vyteniu. Galbūt todėl radio komanda bandė papirkti savos gamybos desertais. Ar desertai padėjo? Spręskite patys. Kuo ypatingas tas lygiadienis? Lygiadienis. Kodas lygiadienis. Tai gal, kad... Kitas klausimas – kaubojaus profesija. Jis turbūt konkuruoja su kitais kaubojais. Daug geria ir šaudo. Aš tau sakysiu, bet atspausdinu čia žvaigždės lietuviškosios pseudonimo, tu turėsi pasakyti tikrą vardą. Atlanta! Kuo vardu musulmonų dievas? Nežinau, kažkaip užstrido, iš tikrųjų. O kaip šitie musulmonų šventi namai vadinasi? Dar geras klausimas, Jaunas. Dar kartą šnekėt. Ne, iš tikrųjų, tai reikia kartais susimastyti ir gerai pagalvoti prieš pasakant, kad kokios nesąmonės nepasakyti. Kuriame žemyne yra Meksika? Kiek žinai žemynų? Nu, čia antras klausimas, jį neatsakyk, bent pasakyk Meksiką, kuriam žemynė. Meksika yra šalia Amerikos. Tai kuriam čia žemynė? Šalia Amerikos. Kai žemėlapis turi, tai va viršutinė, o ten ta apatinė ne, tai va čia. Aš. Savo talentą pademonstruoti šįkart buvo paprašyta Miss Šiaulių kraštas Eglė Skukauskaitė, tačiau eterio baimė sutrukdė gražuoliai atsiskleisti. Kadangi jau galį savo darą, šiek tiek suklydau akordus, neatsiminiau, tai improvizavau. Aš galvoju, dainuos mergina, visą kitą, ten pabrazdino lygiai 3 akordus ir pasirodo, to jinai pavergė Šiaulių krašto komisiją. Na, kažkaip manęs nepavergė. Iš tikrųjų, gitara buvo nelabai suderinta, nelabai gražiai asmeniškai man skambėjo, tai gal nesuprato. Šį kartą geriausio eterio liežuvio nominaciją gavo Vaida. Mus laikinoji sostinė. Viskas. Kas yra skalpas? Skalpas? Ne skalpelis, o skalpas. Skalpas tai yra galvos dalis. Taip? Taip, ne, nežinau. Man pasirodė nuoširdi, faina ir atsipalaidavus. Va, tai Vaida šios dienos favoritė. Radio centre savo išprusimą, didesnį ar mažesnį, spėjo pademonstruoti visos gražuolės. Šiaip jos jautėsi pakankamai tvirtai, galų gale net mačiau tam tikrą kibirkštėlę jų akyse, kai kurių atėjus čia, kad jom tai buvo įdomu. Visos jūs fainos. Ačiū, kad buvote.